Sveiki visi. O dieve. O dieve. Wow. Ką galiu pasakyti? Endermanai nemėgsta būti liečiami. Opa. Girdėt. What? Just slime chunkas? Oh my god. Pats geriausias valdas pasaulyje. Pats geriausias valdas pasaulyje. Ir rašykite į komentarus, ar norite, kad aš žaidžiau Attack of the B Team, ar ne. Pats geriausias valdas visatoj. Ai va, kur jie čia stovėjo, jie čia buvo. Kas gal... Čia yra slime chunkas. Va šitoje vietoje yra slime chunkas. Gerai. Sėdim, kasam viską. Va čia kur tai slime chunkas. Ir be to, jeigu norite įsirašyti krekintą, nes aš šiaip, kai žaidžiau su draugu, žaidžiau nekrekintą, nes prisiminiau, aš žaidžiau su Azul. Todėl prisiminiau, tik kaip Marius turi krekintą. Todėl, suprantu, galiu duoti krekinto Minecrafto descriptioną ir jis neturi jokių kompiuterinių virusų. Galite saugiai įsirašyti, nes aš jį pats sukūriau, todėl galite saugiai įsirašyti. Aš sakau, tik visi mano, kad aš esu angelas. Bet tas labiausiai patinka. Ten, kuriuose tai neįrašiau. Nes pavyzdžiui, galite įsirašyti. Nėra jokių virusų. Aš gerietis, aš neįrašinėjau virusų. Nes ir skaičiau nesenai Delfi. Tai čia patys žmonės įdeda tuos visus virusus. Tai yra problemos. Todėl yra tik tai dažniausiai vienas dalykas su virusais. Nes tada žmonės sutvarko. Tai aš iš karto stebėjau, kad ne vieno nebūtų viruso. Girdžiu arti zombių. Arba ten zombio spawnas. Taip žiauriai šiurpu. Turiu gerus refleksus. Varnis keis. Šitas tasas. Šiaip aš tik pirmą kartą žaidžiu Tekit klasiką. Tik tai vieną esu video matęs. O taip daugiau skaitau, kaip viską tai Capture Iron. 14. Normaliai. Dabar pradžiai reikia daug pasitesti. Svarbiausia pradžiai rasti deimantų, kad pasidaryti Diamond Drillą. Ir žiauriai reikės pasidaryti tą Red Matter ir kitokių šaudukų. Yra du geriausi visam žaidime dalykai. Dark Matteris ir Red Matteris. Dark Matteris toksai blogesnis, o Red Matteris yra geresnis. Nežinau, todėl abudu jie yra žiauriai krūti, nes jie niekad nesibaigė. Tai naudot, kiek nori. Ai, va, kur jų. O, ne. Jie matyt jau ieško, kaip pas mane ateiti. Kuriam yra kaulo.
Ai, iš čia pasimsiu kalbą. Kasgi supyks. Reikės daug torčių. Aš jum duosiu tą, šiame descriptione paliksiu pasaulio sydą, tai galėsite eiti. Aš nepykstu. Man patinka, kai žmonės džiūgauja. Bet jūs tik nečytinkit, patariu. Jūs neskaičiuokit blokų, kur aš leidžiuosi. Nes žinokit, pradėjo tas, skaičiau, kad nočios pradeda tenai sekti tas, kas žaidžia visokius tai Minecraftus modus. Ir viską tą patį daro, kas kitas žmogus daro. Ir bet nepyksta, kai daro vienodus dalykus. Čia nieko baisaus. Ratas. What? O, nesupratau. Arba taip pat. Gerai, varau greičiau. Ai, bet ten yra resursų biški. Biški. O, čia daug kaulo dar. Reikės daug tam generatoriui kaulo įkišti, kad būtų daug energijos. Aš gerai išmanau apie tą, moku padaryti, kad į sekundę duotų vieną tą deimantą. Paprasta. Moku padaryti kaip į 2 sekundės, kaip padaryti 16 red matter. Bet kiekvieną moku skirtingai dalyką. Nėra, kad tipo įkišti red matter ir tau gamina vieną kas 1 sekundę. Arba deimantus įkišti ir tau 16 deimantų 2 sekundės. Ne, taip nėra. Aišku, labai sunku. Ir, žinokit, aš jums neišduosiu paslapties. Neišduosiu, aš jums daug nerodysiu, kai bus daug labai epizodų, nerodysiu, kaip ką skaityti. Dar plus labai reikės kvantumo, elektrinės kasyklos aiškiau. Bus normaliai. Pizda. Vakar galiu pasakyti. Pizda. Blynai. Gerai. Na, keliaujame namo. Ai, dar čia galiu pakasti. Uraniumą galiu? Ne. Vėl. Galiu būti kaulą pakalbą jums. Kaip tik irons. Va, toliau šūdus tokius tiek reikia kasti. Tada randi ir gerų daiktų. Ir jei ką, apžiūrėkite video, gal būsiu praleidęs kokius deimantus ar kitokį kultą resursą. Ten mačiau, ten buvo uraniumas, bet man reikia iron pickaxe, kad iškasčiau. Tai va. Kiek šio daug. Gerai, iki kito epizodo.